Taigi jau kai vienintelė, tai galėtų jau jeigu pabalsuotų, taigi vaiką mažuoja, tai naiktas, kur vaiką ateistų miegantį. Ne, tai kartu važiuosim. Ai, vešitės tą vaikų vietą, tai pavadį. Ai. Tai Uspaskichas gerai, nesako? Jo, šis tai aš jau daugumas matysiu už jį balsuos. Tai manęs senus, senus. Jo, aš tada tikės, tai sakau, už ką tu balsuot. Sako, tu būtų Uspaskichas, sako, man jau kalba tinka. Na, va, o jau čia tai ne vien, man atrodo, 100 balsuos už jį. Tai čia jau, ir ką išrinkti visi tokie. Lietuviai zasėdė, ką aš? Žiūrėka, visi sėdė, tik tai turtą griebė, suka pinigus žmonių visų, kainas deda ir į kišenę kraunas tūkstančius. Paskui, sako, kai pinigą uždirbis. Sakyk gerai, sakyk, kad aš valdytą galėsiu. Aš tikrai nesakau, čia sakyk, tokia kaušė nevalgyčia, gal tik senaičių lietama man tą kaušę. Nu, kaip Kubilius? Ai, tas Kubilius tik tai niekas. Anu te varą. Ant tada tu sakė, kad tu melagi, sakė, tu meluoji viską, tas ginas, tas baždas, sakė, biškai pasirėmės, o tie visi kitas, sakė, kiek tu meluoji, nesagis, melagi tu. Aš nemeluoju, aš tas irgės, ar kai ten buvęs, o kiti sakė, meluoji, akis, sakė, matai, sakė, berna ir melagi, samtis, tada tai gali tokius išrinkti. Kad išluoti, tai va jie pavydėlį. To metus valyti, tai ką čia sakyk, vien su tokia kaušė, jeigu vien su tokia kaušė vaduota važiams. O tai atominė elektrinė reikia statyti? Nu, tai dar reikia biškį lauk prasigyventi, visai po vendinatą Lietuvą. Iš kur tu pinigos? Tai mes to pensijų nebus išatiduot, aišku, nebus. Algų negausit, jeigu iš parduotuvę įdavęs tuščią kišenį, ką tu tą persiduodas, jeigu davus kokias sudžiūvusias į viską, jeigu ploną kišenę namų. O tu jau šiek man. Reikia biškį palauk dar, ne? Reikia, tai pūdžias, ką sakau, čia reikia, kad nautos faksą, tai tik tas vien protingai viską sako, kad čia tada sako, bus į Lietuvą ir gyvens žmonės į darbą turės, kai te sakė, ir sako, Lietuvos vaikus visus paleiskite, sako, ką laikote, o kuriuos tą laiką tos vaikus, aš tai nežinau, Lietuvos, sako, vaikus. Gal kalėjime? Gal kalėjime, gal apsikantė kokie, užšapsa galbūt vaikus, nu, sakai, paleiskit vaikus iš kalėjimo, paleiskit vaikus, ar nepasakė iš kuro. Nu. Tai čia, kai jis sakelį duoda, tai tiesiog visi, koks jam plojims ploja, kad tą visą skabą sadį. O tu šiek... Nu, tai Zuokas, Vilniaus meras. Ką, tebe, žiūrėkai, visi prisistatė, jie namų neturi kur tos pinigus kišti. Juk jie tik eina vien vogt pinigus. Iš tos Lietuvos viską grobė, viską suka, kainas deda. Bet sakyk, jau kvaitė. Sada knibinėja. Čia, sodas važiavė. O tai Uspaskichas irgi vagė? Jis netėjo labai vagė, jis daug uždirbo kelių tūkstančių, kuris visą Lietuvą apvažinėja. Jį visur žiūrėk į prezidentį, jį išrinka visą, po visą Lietuvą važinėjusi, į Rusiją visur, o kitą žioklę, siūstų, nesunti. Matai, jau vien mokys žmogus, matant, pasiklausia kaip prezidentį, kad jau iškalba, jau visą atliekimą, jau važinėjimą, viskas eina į naudą Lietuvai. O jie kokį žioplį įsirinksit, paskui sako, reikite, kai įsirinksit, jau paskui viskas. Jie kvailiai iš jokį latarį, kokį išrinks, tai galėsite, bet taip nebus neįdėdus už ką nusipirkti. Tai ką, jeigu dar žmonės negaus atlyginimus, taigi už ką tu duoda prisi, tai gal dar valiuosi, ar jau į čerkui, tai jau kažkaip nusipirks. Jeigu duodas kepaliuką, kokias sudžiūvusias. Geriausiai jau batoną nenupirksi. O ką čia dar paklaust, kos? Man išrinktų, tai lietuviai susukam čia į tą salą, tai taip suplikęs su pasišeštų. O kaip Zuokas? Taigi klaus. Apie Zuoką? Zuokas, kad tą šūtį šiūvengis. Aš vien tik tą išrinku, tai tu geriausiai. Tai na, kaip, juk jau tas Pacikas, čia jau tą buvo išrinktas, kiek jis ten buvo mėnesį, kiek?
Nedaug. Pamandrą raudonas štripsą tik nešioju, aš čia tik nešius naudoju. Čia nežinai, kad jau paskutinį peikščiai, o kai sakė paskutinės, ant raudoną kilimą vaikščiot, jau paskutinės dienas. Ir dar po vėlgių pamandrą visas, kai negyvas pasidarė, kad leidai viskas. Ir kai sakė, tai jeigu kam tokį rink, jeigu jis jau viską nežino, ką aš tikėjai, ką sakyti, boba ten subinė kilnoja, čia namuką gerą gavome, čia gyvesim, čia virs pirmininku, to prezidentu, tai geriau pasaulį. Kaip pasakė, pamėlydavo tas prezidentas, tai viskas geriau išvieti iš kūjų. Nu tai jeigu jūs išrinktų, tai ką darytų? Nu, aš ką žinau, Lietuva, visi būtų darbininkai, visi dirbtų, nereiktų užžiūrėti į pasaulį kraštus ieškoti darbų. Būtų darba norint ir krautuvėse būti į darbininkų pristatyta viską. Ir visi būtų darbininkai, pinigą būtų, kad šiandien Lietuva stotųsi aukšty. Tada, sakykime, elektrinė, tai jau biškį turėjom panteklių jau 1000. Jau galima būtų šviežias duonos. Tai, o jeigu niekad neturė, sakyti elektrinė, tai jau dužės iš kur, sakysite. Ir tai 1000. Tai pasiskolins iš Europos. Nu, tauta Europoje, kas į ją, tai išės, jeigu žmonės iš krautuvų pinigų nyneš, tai iš kur ten jau neauga, ne grybai, tai neauga. Jeigu parduotuvėje mažai pirkėjų, žmonių nieko tą dieną neuždirbs, tai kelis tūkstantėlius, tu daug gali ką pasakyti tokiu. Čia viskas, čia kvailai, čia turi, jau kai lakį, gal žmonės labai išprotėję, mata, kad viesa yra. Jau kai įsirinksi, tai turėsit. Ir tada prezidentinė, sakys, manį nekaltikit, įsirinkote. O tai va tos naujos partijos, kur Valinskas? Aš tu galime mažiau. Valinsko nežinau. O Venckienė, kur nauja partija. Ai, tų bobų, tai velnite, jau ta prezidentė jau kai turėmi, bet tu, kai tas sakei, boba vadina visokai, kai tas šitas jau nebuvo įžeidęs. Taigi jau buvo žaid, prezidentas visas Damuskas, jis buvo 6 metus, ne, 5. Tai dar ką balsuotų, be jį rinktų žmonės. Geras žmogus. Jis šitą žilelę skaitosi su savo valstybėm ir turi kalbos. Jis visur važiuoja, visur teisybę sako, dabar kitas prezidentė jau tą įsiūčia, kur ką pasakyti. Čia vaikėlis, čia reikia, sakė, tai galva, o ne košę ant pečių. Nu tai o ta Brazauskienė pasidarė naują partiją. O, ta Brazauskienė, velniam čia bit po velnių, velniam tų partijų reikia neužtenka. Juk ten jau aš keli šimtai tupių, kam jūs reiktų? Kam jūs reikia? Jau, matau, kad jau kvailika viena, satus jau jis susidarė kuopą. Nu, tai jei sakysiu, tai susidarė kuopą, tai gatava, tualetų valykit su juosus į darbą nėra, tai karas tualetus valykit. Ir jie užimti, nėra ką dirbti. Ką, ten rapužas. Tiek aš tai kad man gyvenimą užteks, kiek aš gyvenu, o toliau, kaip nusatnos prezidentis, kaip įsirinksi, kaip turėsit. Čia dabar jau viskas priklausys nuo žmonių, kaip kiek balsų, kitur žiūrėk, viens kiša 20, kiša 50 litus, kad jis kyšį duoda, kad jau daugiau už jį balsuotų. Ir tą pasikaitę, kiti pamatė, pranešė milicija, tai milicija, žinau, jau grinai sekt visus. Ką čia, tai šia sako, balsams eina už kyšius, kaip sako, aišku, nutvėksinu, sako, tai metai bus kalėjimas, kas kišis, sakys, pinigus. Bet jau kis nori buvo, sakys, kad tik jau mane daug, tai nori, jis reiškia, jis bus pragyvęs. Nu, ta Lietuvoje, kad svarbiau, jis atsilaikys, tai Lietuvoje tai udvės, o jis tai nedvės. Jis suks voldės, kai das į kišenį kraus 1000 ir viskas. O šitas... Ir namai, kai gyvai dyksiems. O Paleckis, žinot Paleckis? Kuris prieš Landsbergį labai pasisako. Prieš Landsbergį. Nu, gal jie sumačiu, gal, žiūrėk, kad jau te grinai juos, aš tai tą, dėties vartė jau tai Kesutis, jau tas jau ten visus žino, laimai jau ten teimi žiūri. O aš tik tai tą vien, kai tas faksas, kaip visur čia dabar, kai duoda signalus, čia jam balsuoja, ploja minės. Nu, bet paksas, pavyzdžiui, su lėktuvu moka skraidyti.
Paksas. Nu, Jis visur kalba į lietuvų. Taip, Kuspacikas, kas? Ne. Paksas. Tai jau tas Lietuvos, tie žmonės, tai Lietuvoj parlūšta, tų mokinių, juk kiek žuvo tas Lietuvų, juk jau kiek tūkstančiais, tai čia žuvo, tai čia Lietuvos trūko, tai čia užsidegė tas sparnas, nukrito. O, Jėzus, jau to bet tai Lietuvų. Paksas tai dar gyvas. Na tai jis gyvas, bet kas, jau nereikia, jau niekas, niekai. Ir su motociklu važinėja. Na, tai jau tas, jeigu jis važiuoja, jau tas kelionės visas gerą nepadarys, čia reikia iššalą turėti gerą. Jei žmonės visi palaikys, tu gali ten lėktuvais, sakė, mėnulis skristi, tiek tu neįskristi, ten kas, kad tu ten turi ten kokį plerpauką, gal ten biškiau pavažiuotų, o kam reiktų tai, kai tas važiuoja po Jurbarko tiltų parskrista, žiūrėk, gyvės neparskrida, o tas, kai tas Kairys, žiūrėk, keli metai pirmauja visur, o kiti tai žuvisa taip nukrinta, sparnai užkliuoja ir patvaig gyvenimus. tai ar gali Lietuvai būti geriau? Va dabar rinkimai, ar kas nors pasikeis? Nu, jeigu prezidentą gerai išrinksim, gal, žinau, pradės biškai apsvarstyti, nuo ko pradėti krauti tą elektrinę, tegu dai biškai pastovi, kad nors kiek tūkstančių biškai turėtų paimų bankų pasidėję. Paskui jau gali pradėti biškai jau nuo ko pradėti. Bet iš karto tai viskas. Tai jau žmonės negaus neatlyginimų, jau tai karas pasidarys. Tai jau karas. Tai po biškį reikia, po plytą, po reaktorių. Na vis tiek, gal čia ne velnės nevaldo. Čia reikia tos prezidentės, ką jį ten apėjęs, tai čia jį sumitė pasišiaušus. Čia reikia dar laukti, kol biškai įsidėtų į kelis tūkstančius krūvelio bankų, tai paskui pradėkime jau nuo ko pradėti, nuo plytės, nuo ko pradėti krauti. O iš karto tai viskas, tai žmonės už darbą negaus. Tai karas, sakau, pasidarys Lietuvų, jums kariauti. Viens, sakė, galvas pradėti kitam pjauti. Jau pagauna, nužuda, kitą žykį išleisinėja, dalis išparduoda jau žmogų, jau neįsinėja. O paskui tai baita, tu jeigu. Bet sako, gal galima ir vėjo elektrinę statyti? Nu, tuo vėjo daugiau, tai kad yra vandeninės, tai sako, tas vanduo varo, o šitos kur vėjai net kokias. Nelabai Lietuvoje gal to vėjo yra. Tai ką, mažai vėjo? Lietuvoje. Tai miškai jau bėžai vėjo, o kokias metų vaizdai kiek šaus pinigai sukrauti, su tūkstančiai sakyti. Čia tik dabar, kai tą sakė, vandeninė galia, vanduotas suvalytų, o tų yra vien negyva. Bet dabar mes elektrinės neturim ir turim pirkti iš užsienio elektrą. Netogas reikia dabar laukti bet tai žmonėm tai reikia šilumos, tai iš užsienio perka elektrą. Tai iš šitų ir irgi labai brangi elektra. Tai gal geriau savo pastatyti? Nežinau, kaip šiandien nusvarsys. Kaip išrinksi, sakau, jeigu gerai tą išrinksi, tai viskas bus gerai. Tai tada jums tas visos. Tai jie kokį plikį išrinks, o viskas, kai sakė, darbininkai už darbą negaus, galės palikėdės ir savo ką. Jie tu dirbsi, niekad negaus kelis mėnesius. Tu pats jau paliksėsi tą keidį. Jau kai tas gali taukiai, kur jau tą keidį, jie turi tūkstančių prisikrūmai. Kelis namus turi gyvenęs nevalysis. Jis namą parduos, jis vis tiek gyvena. O kada dienės vis tam baitė, jeigu tu neturėsi pasidėti nebišį pinigų. Tai matai, neklausiu, prašnekėję, Adanį važiuoja mūšišiai. Važiuoja, tu šeštikėjai. O jau važiuoja iš Kauno išvažiavo. Aš čia matyti naujagimį, kur ant butelio būna Lietuvoje pirkti buteliai, maistui, paušyti. Ar jau išiškiau neduoda jau jį par butelį, jau išiškiau. Daugiau su šaukščiukus. Tai čia tokia vienė, ta paušė, tas vaisė dar biškai palaižį. Tai daržovių, bulvų. Geriausiai man išvės. O ką pasakytumėt šitiem seimūnams, kurios išrinks? Tai ką jiems reiktų patart?
Kur tuos išrinks? Dabar kur renka. Tau tuos į kelis vieną, tik 100 kelis. Ne, čia Seimą. 141. Turi išrinkti. Taip. Taigi tai jau čia jau turėjo susirinkti kokius darys susirinkimą ir paskui pradėti visi, nuo ko pradėsim kalbėti. Čia reikia iš kalbą turėti. O jei ten kuo kas nevatiskaisit bus, kai tas gal tą pirkti sėdėjęs, jie čižioja žiūrės, arba klausysis, ką jis šneka, palingos su galvo patvirtys, kad gerai, viskas gerai, jie kokį žiūrės. Tai Hitleris irgi iškalbą turėjo, bet gerai nesibaigė. Čia matai, čia... Iškalbos gal neužtenka? Nereikia, aišku, čia reikia... Kad ta iškalba, kad ji bus, ar kad čia reikia jį būti protinga, ne kai tu klaidai pasišnekėti, gali šnekėti, ar kai ta kalba gali eis į daugą, neis, čia reikia irgi protų šnekėti, pagalvoti, ar aš gerai dabar sakau, ar negerai čia irgi. O kai tam mūsų prezidentė, tai tai kuo, kai nieko visai. Kada kuriai važiuoja dakis į tą Damkų, užsikėda tą Damkus pasakė, kokią padarį, kam Damkus užkabino, jau tą pasiunčia. O ir mažai kur, ir tas tą Brazauskienė, ten ar Brazauskienė, jau jai padėtų, kam juodoj to, ten reikia tik vyt po velnių, jas į darbą, reikia, sakysim, nedada kitą kuopą ieškos čia, sakys, kitą rinks prezidentą, tai jau, tu sakyčiau, tu įsirinks savo prezidentą jau, kad jau, Brazauskienė, jau kvailių, bombos, čia jau reikia. Ar juk jau čia kada reikėjo per televizorių, tokias viena moteris jau augus, sako, kam to Brazauskienės reikia? Nu, sako, čia užtenka, sako, čia yra jau plikių sėdi, sako, stalai lūžta. Da, sako, da, kitotiškų, sako, darinti. Nu, ką jie tą pasidarė, kai sakė, baltai, kai kas iš tos gėdas, bet turė ką sakyti tą Brazauskienį. Tai tik įtarimės, tai mes dar nebūsim, nekai, į nereiks, sako, čia jokių tarimų, jokių kokių, sako, da mažai kam, da mažai, sako, jums pinigų, ko, ir paskui kažkai, bet neturėjo sakyti, ir jau paskui kitą tą, pradėjo nusipailyti kalbą. Tai apskritai gal vyras turi... Turi dalyvauti, o jie bobas, gan po velnių, tas bobas.